Nėra paprasta gyventi, kai tavo kūnas ima tapti savo paties priešu, nes tuomet kasdienybė ima virsti nuolatinė kova už būvį, kai vidinė įtampa ir streso būvis neatsileidžia net saugioje aplinkoje, kai vakare tampa sunku užmigti nuo pečius slegiančios įtampos, o ryte jautiesi pavargęs net po miego, kai kasdienybė lydi pastovus energijos trūkumas, nuolatinis sudirgimas dėl menkniekių, minčių klampumas ir jausmas, kad tavo kūnas ir protas veikia avariniu režimu, o gyvenimas tiesiog slysta iš po kojų. Tačiau tai, ką išgyveni, nėra tavo charakterio silpnybė, nes tai yra kūno biologija, o ji tiesiog užstrigo biologiniuose streso spąstuose. Tavo nervų sistema tiesiog įprato tokiu būdu funkcionuoti ir iš šios inercijos išeiti pati nemoka. Bet yra gera žinia. Tavo smegenys iš prigimties yra plastiškos. Jos turi gebėjimą keistis ir vėl išmokti jaustis saugiai. Norint padėti šiai sistemai persiorientuoti, reikalingas tavo sąmoningas ir nuoseklus jos palaikymas. Būtent šiam tikslui ir yra sukurta savipagalbos programa iš streso spąstų, lydinti tave 6 savaites. Šios kelionės metu pradėsi atpažinti, kas ir kodėl vyksta tavo kūne bei prote streso akimirkomis. O svarbiausia, sužinosi, ką konkrečiai su to daryti. Gausi paprastus, moksliškai pagrįstus įrankius, lengvai pritaikomus savo kasdieniniame ritme. Išmoksi sąmoningai persijungti iš streso į ramybės režimą, sugrąžinant energiją, aiškumą ir vidinį saugumą. Šis praktiškas 6 savaičių gidas parengtas taip, kad padėtų kūnui švelniai išsipainioti iš biologinės streso inercijos ir per paprastus veiksmus mokytų nervų sistemą palaipsniui sugrįžti į natūralią pusiausvyrą. Ši savipagalbos sistema paremta smegenų neuroplastiškumu ir asmeninė patirtimi, o sudėtingi dėsningumai išgryninti į paprastą, suprantamą kalbą ir kasdienius, lengvai pritaikomus įrankius. Tai pamatas tavo gebėjimui būti ir veikti ramybės režimu net streso aplinkybėse. Daugiau informacijos rasi aprašyme po video.